mūsų protas iš tikrųjų yra tinginys ir padarys viską, kad tik tai neeikvot savo energijos, nes jisai ir taip iš tikrųjų labiausiai eikvoja kalorijas ir energijas būtent mūsų protas, tam, kad kažką daryt, kažką naujo daryt ir jam nepatinka tai, nes tai yra darbas. Ir iš tikrųjų mes kiekvieną dieną praktikuojam tinginystę, nemandagumą, apsileidimą, nes tam nereikia jokių pastabų. Tiesiog atidirbau, ateinu ir nieko nedarau. Ateinu, skrolinu ir nieko nedarau. Man net galvot nieko nereikia. Tai nemandagiai bendraut, neieškot informacijos, kaip vaikus auklėt, kaip išmokt kurt gilius, gražius santykius. Tam reikia darbo, nes nieko nedaryti yra lengva. Tiesiog, žinot, taip negalvojant, automatu, iš inercijos, tiesiog sakyt viską drož taip, kaip matot, kaip galvojat. Ir tegul žmonės pyksta, o ko jisai pyko, jeigu aš pasakiau tiesą. Bet tą tiesą taip mes turim sakyti, bet konstruktyviai, kad neįžeisto žmogaus, kad paklaust, ar tu nori išgirsti mano nuomonę. Ir būtent mes praktikuojam tą nemandagumą, nes tai yra lengva, nes tam nereikia jokių pastangų, nes tam protui nereikia jokių pastangų, jam nereikia eikvot, tiesiog negalvojant gyvent, vat kaip mažas vaikas, ką sako, ką galvoja, tą sako, ką nori, tą daro, bet tai yra chaosas. O tam chaose padaryti tvarką, tam yra pastangų, tam reikia pastangų, tam reikia daug darbo su savim. Ir kiek reikia, tikrai ne vienas iš jūsų bandė pradėti sportuoti, pradėti sveikai maitintis, pradėti kažką mokintis, kažko domėtis. Ir tai yra sunku, nes tam, kad įvest būtent tą įprotį į savo gyvenimą, mes turim daug dėti pastangų. Ir tai yra darbas. Darbas išmokti konstruktyviai bendrauti su kitais. Darbas pradėti rūpintis savim. Bet kai jūs atranda tą motivaciją, kodėl aš noriu tą daryti, yra lengviau daryti. Nėra, kad visiškai lengva, bet yra daug lengviau daryti. Bet būtent praktikuoti nemandagumą, tai labai lengva. Ir tiesiog, kaip jūs norit gyventi, kokį gyvenimą jūs norit. Jūs turit pradėti nuo savęs. Tam, kad pradėt, kartais vienam labai sunku. Yra grupiniai susitikimai. Ten yra lengviau, nes kartais žmogus tiesiog yra ta tokia akloji vieta, kur aš apie save galvoju vienaip, kiti sako dar kažką, bet kiti sako, bet aš negirdžiu jų ir aš nematau kažkokių savo savybių, savo poelgių. Ir va tai yra akloji vieta, kad kur man reiktų pasikeisti, kur man reiktų pasitobulinti. Bet ne dėl to, kad ten įtikti kitiems, o dėl to, kad tai man yra į naudą. Ir būtent grupinėse susitikimuose dažnai iš kitų patirčių mes pradedam matyti save kitaip. O aš irgi taip darau. O aš net nepagalvoju, kad taip gali būti. Aš nepagalvoju, kad aš galiu žeisti žmonės kitus, artimiausius. O aš nepagalvoju, kad tokiu būdu aš griaunu savo gyvenimą. Ir net iš įdomumo eit, bendrauti apie save grupiniuose susitikimuose. Tiesiog pasižiūrėti save kitaip, pasižiūrėti save naujai. Tokia, žinot, kaip pažintinė kelionė padaryti į save. O kaip aš save matau? O kokį gyvenimą aš sukūriau? Nes liūdna žiūrėti, kai žmogus išsiskyręs, neturi mėgstamo darbo, neturi namų, neturi jokių pomėgių, jau ir sveikatos net nebeturi. Bet jisai sako, mano gyvenime viskas gerai. Tai tikrai taip nėra. Ir kodėl jisai pats savo meluoja? Kokia nauda yra tenai?
taip, ten nėra atsakomybės. O priimti atsakomybę, kad suvokt, kad aš esu tik atsakingas, nieks kitas. Tai labai sunku. Ir tai yra apie brendimą. Būtent brandus žmogus yra atsakingas žmogus.